Sveiki, gyvi, sveiki atvykę į Dausuvą arba atsarginę Lietuvą. Važiuojam. Arba kitaip tariant, Madagaskaras, taip ir sakė. Tai Madagaskaras. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Valiutos keitimas. Valiuta24.lt. Labas rytas. Nematėm, kaip čia atrodo. Rytinės naktį važiavom tamsoj. Nu, ką veikėt visi? Dieduką kūrenat. Nu, šito dalyko taip ir neteks išbandyti. Labai gražiai atrodo šiandien, fantastiškai. Gal pusryčiams šių mėsyčių. Labai gerai, sriubytė pusryčiams. Labai gerai pilveliui bus. Apsitriesti vidury kelionės. Gal tos mėsytės ant pusryčio? Taip kitko vakar iš sulčių dėdės. Pirkau sulčių baklaškę. Visi į mane labai įtartinai žiūrėjo. Smerkė, matė jau mane triedžiantį. Visi matė mane ant puodų, bet aš jau įveikiau beveik pusę butelio ir nieko. Palauk. Kad nebūtų pakely. Man rodo, šitas kombo šiandien tau atneš kai ką. Šitas kombo. Pamatys gentys, kaip dėdė triedžia savanos krūmuose. Nuo ryto visa pikta. Tu įsinstaliuok humorą vieną kartą. Geras viešbutis, tiesą sakant, iš karto prisirinko krūvą vaikų. Jau, kydos. Jau nuėjo nuo tavęs? Čiučiu. Biškim? Ką biškim? Nori atvažiuoti? Tai biški, ne biški. Ne, biški kažko. Šiandien tęsime kelionę toliau po bulvių laukus. Toks pat kelias, dar bus 5 valandas, dabar galėsime čiūgauti. Kaip jie vienu metu nusprendė, kad nori pamyšti? Abudu. Čia galbėjo, jaučiu, davai stam. Varom pamyšti. Ir jie dažniausiai ką mėgsta daryti, šalia viens kito atsistoti. Jau ne kartą mačiau. Ne tik jie, bet šiaip žmonės. 7:35, visi pamižo. Tai neįsišnekėjo, jau antrą parą nenustojam bazarint. Šiaip tai dviračiai čia labai populiarūs. Meteoritas šitą. Kuriame nukrito meteoritas ir išmušė skylę. Miestelio apžvalga. Žmonės dirba visą dieną šeštadienį. Madagaskaras. Taigi tęsiasi linksmoji kelionė. Ėjau ieškoti limonado ir netyčia į šitą iš kojos jobinau. Galvoju, tiesiog suskaudo. Operacijos reikės. Gal čia yra daktaras, nes reikės siūti. Einam chameleoną ieškoti, sakė kažkur ėjo per gatvę jisai. Ekstra mažas. Tai jisai dabar tipo asfaltas yra. O kodėl reikia tą padaryti tokį? Kokiu būdu, sako, norit chameleoną pamatyti, sustosim. O, merginos. Bet jau šviesėja jisai biškai. Jo, tai jisai dabar keis spalvą? Nu, turėtų gal, ne? Jeigu tai nestampytų atgal, tai greičiau nueitų. Na. Myliu be galo tave puikus pasaulį, kai aiškiai šviečia saulė ir maldas spinduliuos. Myliu be galo juoką vaikų, kai žaidžia, kai taria pirmą raidę ir laimė jų veiduos. Ilgo labai važiavimo, davažiavom iki
Morondava, tokio miesto, kur norėjom, tiesąkant, skristi, skrenda valandą, o čia važiavom kokias 12 plus 4, gal 16 valandų. Yra skrydis atgal, bet mums trūksta dienų, kaip sakytų, mažas vagis. Ir reikės čia su mašina aplinkui važinėti, porą vietelių, Baobabą jau visai netoli. Va, tai čia geros naujienos, tiesą sakant. Keliai kaip ir aišku blogi. Miesteliai tai pakankamai gražus, aišku, čia važiuojant į vakarus matos, kad visi neturtingėja akivaizdžiai, bet jau ir šiaudinių namukų visokių yra ir panašiai. Su dviračiais važinėja, tai akivaizdu ekonomikoje, kas supranta, tai kad neįperka motocikliuko jokio. Va, bet visi apsitvarkė, tvarkingai gyvena, šiukšlių nėra, nežinau, kur jas deda, bet visi apsišlavę, žodžiu. O kai kas ir pasisevę. Nu, aš norėjau rimtą kažką pasakyti. Ką? Nu, noriu rimtą pasakyti. Paskaitysiu. Uždūmino visą gatvę šį. Nu, svarbiausia, kad vieni galim pavaikščiot. Keliukas atsikėlė. Nu. Graži mūsų šeiminėlė šiandien susirinko. Ne visa. Juda visi nenormaliai, pusė salės vien babai. Mindė Vickas, Saulius, Darius, čia kažkoks dešrelis balis. Oba! Pasigurė gyvybę, suganda, aštras į kairę, į dešinę, į viršų žemynę. Jo. Gerai, išeit. O! Šūda, viską įlipau. Įlipau į šūdą. Kokį šūdą? Nu šūdą, nu. Jo, einam. Va, pažiūrėk, įlipau į šūdą, va. Nu, šūdą įlipau. Šūdą įlipau. Aš šūdą įlipau. Šeiminėlė. Hello. Hello. Gerai, klausimas visiems. Butelis. Iš kokios kalbos kilęs? Prancūziškas. Butel. Something we waited for. Auga žemės vidury, baobabai keturi. Opla. Medžiai baobabų, visko jie neteko. Leidžia muzika, vis garsiau ir garsiau, vasara, nebandyk sustoti. Tai atvarėme turbūt vieną ikoniškiausių vietų Madagaskare. Tiek piešinukuose, tiek filmuose, tiek dar kažkur Baobabų slėnis, Baobabų alėja, kaip be pavadins, ir patys Baobabai, kurių šiaip jau nėra daug. Skaitėm, kad 6 rūšis yra pačia Madagaskare, viena Afrikos žemynė pačia ir kažkur dar Azijų. Tai iš esmės Madagaskaras ir Baobabai tai yra neatsiejami dalykai ir kad čia patekti tai nėra labai paprasta, arba reikia gerokai susižiūrėti skrydžius, kad nuskristi į šalia esantį miestelį iš Antananarivo, arba kaip dar vadina Tana, arba jau reikia su automobiliu važiuoti, tai čia gausis kažkeliolika valandų, bet jau čia patekus, nežinau, nusikeli ar tai į filmuką Madagaskaras, arba į kažkokias tais kažką iš vaikystės, žodžiu, tai jausmas labai geras, medžiai išskirtiniai, vieta išskirtinė. Nu, tai gerai nebloga, aišku, po vieno alaus.
Tik noriu priminti pakeleivį iš kairės, kad tu kalbėk su šito žmogum, nes tai pasiėmė, kad jūs bendrautumėt, o ne kad tylėtumėt. Prie stalo mačiau tylėjot ir net nekalbėjot. Nu, Jeffai, susitaikyk su savo dama, nes kitaip nuobodžiausi dėl ilgą laiką ir kratystės šituo baobabų keliu. Nu, o dabar važinėjom brakonierių takais, brakonierių keliais. Bet šiaip leidžia muziką panašią, oi, bus balius, bus baliukas. Vimpane bus balius, o gal net nepanašiai. Ateinam prie šventojo baobabo, reiškia, pirmiausia, ką reikia pasidaryti, nusim batus. Mes nusiemam batus ir einam šventąjį baobabą. Kiti mažiau šventi. Čia paštalai baobabų. Apkabink baobabą. Gražu. Jeigu taip, pavyzdžiui, sugalvotum nupjauti šitą baobabą, kokio benzo pjūklo tau reikėtų? Arba to surankinom dviese. Susisukęs baobabas, paprastasis baobabas, su niekom nesusukęs baobabas. 6 eurai. Nusipirkom baobabų, parodė, ką turim. Baobabas. Baobabas. Jei nori drąsiai eiti gyvenimo keliu, gyvenkit gyvenimą be jokių skrupulų. Jei nori verkti, verki, tik nepraras vilties. O jeigu juoktis nori, Tanoka Berdas. Tanoka Berdas, ja. Jaunas Tanokas. Turim spėt ant kelto lygiai 5 valandą. Kiek dabar? Be 1 minutės 5. Skutam. Vyksta lenktynės. Kiek yra dulkių. Šaštasi, čuvak. Yra dar keltas. Ooh. How? Oh. From the ferry? Yes. So where is the ferry now? There? So we go there or no? No, we can't. We change ferry. There is another ferry? Yeah. Klasika sutikti tokį transportą. Bet laimingi visi. Laimingi visi. Gerai. Ką čia ieškom kelto, jeigu jisai toks yra? Jo, jisai laukia. Super. Keltas patikimas. Bet jie laukia mūsų iš tikrųjų. 5 valandą jau turėjo išplaukti. Gerai, tai atrišamas keltukas. Ir tolstam bakmois. Reiškis. Ir atsisveikinam šiame krante. Su šiame krante liekančiais. Taip, tai keltas yra tikrai, man atrodo, kad visai normalus. Vos neįlūžau. Ką? Saulėlydis. Na, o, kokie saulė. Gavosi vėl, visą dieną, dabar turbūt gal greičiau truputėlį atvarysim, atplauksim. Skubėjom į keltą, nes keltai baigėsi 5 valandą. Ir va, ir keliamės į miestą, po to jau rytoj dar kita programos dalis. Bet su mašina čia važiuoju tikrai užtrunka, keliai yra tragiški. Žvyrkelis tai irgi visas išdaužytas. Bet ir šitie, ir asfaltas, irgi duobės, visokios kaip krateriai, kaip bulvių laukai. Kitaip tariant, iš daino žodžių neišmesim. Because everything else sucks. Važiavam, kol atvažiavam į Hotel du Menabel. Gerai, čia galima sužaisti šachmatais arba pavalgyti. Ir žiūrim, ką čia mums atnešė. Kotletai. Čia didelės krevetės, o čia? Irgi didelės krevetės. Tiesiog daug didelių krevečių. Nuliuks. Tai kiekvienas patiekalas kainuoja apie, kiek čia skaičiavam, 6 eurus, ne? 6 eurus. O už mūsų sienos žaidžia kašiuką visi.
Labą dieną, aš esu Midas Vačiulis ir norėčiau supažindinti jūs su mergaičių krepšiniu. Tiesą sakant, tiesioginė transliacija iš kaimelio, kuris vadinasi iš 2 žodžių. Kaimelis iš 2 žodžių, taigi specialus reportažas. Pasižiūrėkime, kaip jis sekasi mūsų komandai. Komandai Bulls ir kitai komandai. Gerai apsivarė. Geriausia teta eina vadovas. Ai, neskubės. Bet kad svarbu, ką čia prieš vietą. Nu. Taip. Blokas dė. Grįžtame į reportažą. Norėčiau atkreipti dėmesį į švieslentę, kuri visada veikia, bet kokiu paros metu. Niekada neįsijungs, jeigu dings elektra. Nu ir turime taip pat ir žiūrovų gausą, kurie kol kas nemato. Ai, jie ploja už visus, jiems viskas gerai, panašu, kad. Taigi, švieslentė dirba. Vėl nulius įpaišė. Oi, koks kiauras. Koks rezultatas. Vėl nuliai, taigi įmetė prieš tai taškus. Nurašyk tu tos skaičius, ne? 0-9. Toj numes, tikrai numes, žiūrėk. Kaip Šalčiūtė per boksą. Pirmas round. Žiūrėk, ateina ugnis protą, ne tą prirašėjai. Ir galbūt visų džiaugsmui bus taškai, ne, taškų nėra. Dabar bus. Irgi nėra, kieti lankai. Nu. Oh, Jesus. Nu. Ir švieslentė dirbam su švieslentė labiau. Gerai, su užpilta blauda, gerai. Vienas iš mūsų žurnalistų labai nori kako, todėl baigėme transliaciją. Jau ginčiasi. Na, dabar yra Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas pradeda kovas aikštelėje. Tik kitokie vaizdai, bet metimai labai panašus. Ir Šakylas, Onylas. Klyna, baig krapštyti ir taškus rašyti. Buvo 5. Dūdas iš Šiauliai komandos. Žiūrovai iš miestelio atėjo. Netelpa visi norintis. O! Gabrieliaus Maldūno stiliumi, Oklahoma City. Na, bus. Eik tu, Michaelas. Bliam, nu tikrai atrodo lietuviškai Michaelas. Ponios ir ponai, rezultatus 17-12. Prieki kažkokią tai komandą. Ačiū labai. Labas rytas. Labas rytas. Štai taip atrodo miestas Birbynė. Kažkaip taip. Ir čia viešbutis, kuriame atsistojom. Įtariu, kad 12 kvadratų kambariukas. Tad taip. Nu va, ir galvojau, kada atsitiks klasikinė dingo elektra situacija, tai jinai, tiesą sakant, ir atsitiko. Vakar tik tai buvau nustebęs, kad šitas viešbutis buvo įjungęs generatorių ir visą vakarą buvo elektra. Aišku, nežinia, kada dienos metu jį įjungė. Ir tada jau miesto elektra dirbo nuo 8 val. Vakaro iki 3 ryto. Ir po to atsijungė ir dabar vėl buvo elektra ir galvojau, wow, negi visą dieną jinai bus, bet iš tikrųjų jungė tam turbūt, kad valgyt padaryti. Ir išjungė. Tai dienos metu elektros čia nėra. Nežinau, kaip šaldo produktas, kaip šaldo suskaudusi kelį, kaip šiaip vėsina emocijas, bet elektra jungiama šiaip jau vakarais, nes yra problemėlė. Gidas sakė, kad ir su kuru gali būti problema, tai reikia piltis ten, kur jo matai. Va, o dabar vėl 6 valandas, beveik 7 valandas važiuojam į lankytiną objektą Cingi de
Vėl pavadinimo neatsimenu. Madagaskaras. Madagaskaras ypatingas tuo, kad pavadinimai yra žiauriai ilgi. Visko. Miestų, lankytinų vietų ir taip toliau. Taigi, kaip jau supratote, vakar mes gyvename prie krepšinio arenos, kur vakar bumsėjo kamuoliai. Iki 12 veiksmas vyko. Gal biškai vėliau truputėlį. Dar muzikėlė groja, bet vėl va. Matot, kad šalta. Šaltukas. Vairuotojai valgo ir pusryčiams mes turime svogūną. Čia. Pakepė pautus. Šalta, taip. Čiagi Afrika, ko tu tikėjai? Geras šekiukas. Faktūra. Labai gerai dirbti iš tikrųjų per tokius kelių, tokias duobės. Labai gerai montuojasi. Vis net tas pasispaudžia, tada saulė užvečia, iš vis nesimato. Kaip gyvena paprastas žmogus? Jau žaidžia kvadratą, 3. Pučia balioną. Trina pilvą. Turtų ženklas. Arba kad nevalgęs, arba kad prisivalgęs. Labai daug gali būti reikšmė. Arba Katryda. Va, miestelio centras, susirinkti visi prie medelio, apkalbėti, apjuodinti, visai kaip žmonės apstumti. Pakraunami yra sunkioji technika. Nu, va taip ir gyvename. Sekmadienio rytas. Vairuotojai vėl šnekasi. Jie 2 dienas jau šnekasi. Iš kur jiem dar naujos informacijos, kad galėtų apšnekėti? 3 dieną vėl nuo pat ryto, nuo 7. Nenustoja pliurpti. Čia kelias. Mūsų visų dideliam džiaugsmo važiuosime 100 km 4 valandas. Prezidentinis važiavimas, nes visi mojuoja. Jokių šiukšlių, kebra, didžiausi sveikinimai ir pagiros. Namuose pas mus blogiau. Kiemas kaip Rumšiškės. Vaikus laiko. Kanjonas. Kas čia per išradimas? Iš kur tie vaikai atsiranda? Kas čia per išradimai? Mašina nėra, bet yra kitas eismas. Man atrodo, ta nugara, kur kupra, tai jam labai skauda tą kuprą. Gerai, jau važiuojam į dar vieną kaimelį. Apsižvalgykime, kas į kaimelį. Ramiai nepasižiūrėsim, jums labai didžiulės duobės visur. Čia kaip prasigyvent, tai bus UNESCO. What is this? We need ferry? Pradės čia vanduo sunktis. Krokodilo nepervažiuot reiktų. Smaudin. Vienas vaikas bėgo, paskui mus bėgo, parkrito, toliau bėgo, klupo ir kėlės ir toliau bėgo ir prašė rūbų. Jisai turbūt dar nelabai supranta, kad mūsų rūbai gal šiek tiek skiriasi dydžiais. Bet tiesiog tą patį žodį bėgo. Reikia rūbelių, žodžiu, vaikų. Tai jeigu turit vaikiškų rūbelių, siūskite į Madagaskarą. Ką, bičiai, eikit kažką žaisti. Hello! What did she say? Give me the biscuits. What? Biscuits. Biscuits? Yeah.
It is type of cake. Cake. Ar mes čia važiuosim su mašina? Ferry. Okay. So could go down. Look at it, man, bolu. Čia kaip ten So tūkstantis. this Oho, matai kaip persmetė. Nu, metimas. Jausi, va kaip man 2 dienas dabar bus vanduo ausy. Kaip? Siekaujat. Bet kokie sportiški čiuvakai, tu pažiūrėk. Kaip tokie kaip aš. Wow. Tu juokauji. Gerai atvarė prie upės, per kurią persikės, čia vaikinai rodo neįtikėtinus saltukus, visokius figūrytės ir taip toliau. Wow. Garinai kaip aš jaunystėj. Atsimint tokius darydavau, saltus. Jo. Prieš 5 metus tai darydavai. Dabar dar padarau tokį sunku. Tai čia plaukė šalia dar prie tą pačią. Ok, gražu. Šiaip buvom iki čia upiai, šitoje vietoje. Ne, vanduo. Ko jūs tokie laimingi vaikai? Kas ten yra? pussy way. Pussy in front of Now. Aš galvoju, kad pietums reikia tikrai jau patį tokį, žinai, kaip priešui palik vakarienę, o pietus tai dar gali vat gerus. Tai mes priešų valgom. Įspūdingas restoranas, jau čia nešia ir žvengia. Žodžiu, tai mašinai sėdim biškai, aš bandau pakalbinti vairuotoją apie įvairiausius tai dalykus. Tai vienas buvo man įdomus klausimas, koks jų požiūris yra prancūzus, kurie buvo kolonizavę Madagaskarą. Tai, tai sakė pirmiausia, kad vietiniai moka prancūzų kalbą. Mes ir su mumis čia sveikinasi. Bonjour, bonsoir, merci, bouteille, champagne, schnaps, kažkaip taip. Žodžiu, tai va, tai sakė, mokykloje galima pasirinkti anglų arba prancūzų kalbą mokytis, bet, ką jisai pasakė, ir jisai įsitikinęs yra, kad prancūzai nori okupuoti Madagaskarą. Va, aš sakau, jam gal tu nebesvaik, nebepuliuok, nebekarščiuok. Sakau, gal nelabai, nes čia pas jūs tiek daug reikia įkišti pinigų, kad turbūt, nežinau, kiek 10 Prancūzijos biudžetų, kad čia kažką bent jau padaryti. Bet, tipo, jeigu randa naudingų iškasenų, tai tada viskas keičiasi. Bet iš esmės, tai jisai sakė, buvo tokias 2 situacijos, yra 2 salos, kur tiesiog prancūzai atvarė ir pasistatė savo Prancūzijos vėliavą ir čia va, ne va, tai mūsų žemelė. Va, reikės pasigūglinti kažkaip ir situaciją. Va, o šiaip tai va, tai jisai sakė, kad prancūzai nori okupuoti Madagaskarą. Šiaip labai sunku būtų patikėti. Bet gal taip yra. Tai žodžiu, jisai nelaiko prancūzais, kad jau labai geri žmonės. Taip, šiuo metu keliaujame į ofisiuką susimokėti už įėjimą į parką. Cingi mažai kažkokį tais. Cingi mažasis yra. Pildosi dokumentai ir čia dabar reikės jau traukti pinigus. Gaila, kad nesam už 5 centų keliauja, o mes keliavam už 12 eurų. Tiem su gerom nuotaikom buvom nuskausminti totaliai. Už parką 2 dienų pasivaikščiojimą su gidu 120 eurų. Tai čia baisiniai pinigai, gerbėmieji. Einam tai dar važiuosim, tai pasiemsim. 120 eurų. Fain čia vaikai, mandagus, mojuoja, ne? Va, pamojuosi. Nu, va, pamojau, jau galvoju, atsimsiu savo žodžius. Pradėjom eiti parke. Like the Tsingy, maybe you have already heard that word. Tsingy, it is Malagasy word. So, Tsing, that is the name of this park. It is not the name of this rock in our language, but the name of this park. Tsing, it is Malagasy word from the verb mitsingi. Mitsing means to walk on the tiptoe. Tsing means walk on the tiptoes. Štai taip, gal basom iš tikrųjų reiktų čia pabandyti koją persipjauti. Ok,
Okay. Kaip praeit? Lengva? Toj, palauk, kakų įsikratau iš kelnių ir ateinu. Gerai, palandžiam po visur. Sakė, yra vorų, gyvačių, bomžų, visokių. Kaip aš atrodau šiai bendram kontekste? Gražu. For American people it's impossible, yes? Yes, Žvengiam tipo iš amerikiečio, tai kas man? Aš tai mėgstu visokius tokius klaustrofobinius pralendimus, labai jėga, man patinka. Po šitą galėsiu eiti į tą magnetą. Čia žinai kas atrodo, čia atrodo, kad prilaužyta šakočia. Tiesiog, pažiūrėk. Toliau landžiojam. Natūraliai susiformavusius kopėčius yra prieš 1000 metų. Čia žmogus svoras, biškai nesusitvarkė su emocijom. Ir va gavus kaip gavus. Psichologo reikia žmogui vorui. Jaučiuosi labai daug nuveikęs iš tikrųjų savo gyvenime. Tai yra universitetą baigęs ir šį kalną užlipęs. Bet dabar gal, kur aš tą vaizdą mačiau? Ai, va. Žiūriu, kas kažkur matyti. Gerai. Ar smagu? Labai gražiai atrodo šiandien. Labai marškinukai susiekti, viskas super. Kėlėmės už to keltų. Tai va, gidas pasakoja šiandien, kad yra 60 gidų šitam kaime. Reiškia, tu gauni darbą tada, kai praeina 59 klientai ir tada ateina tavo eilė. Taip rezultate gaunasi, kad jis veda ekskursijas 3 kartus į mėnesį. Gauna už dieną kokį 20, ne? Man atrodo, $20. Daugiau kito darbo neturi, nes neaišku, gali būti paskambins, pasakys, kad tavo eilė. Nu, va, ir kito darbo neturi, nes gali bet kada iškviest. Atvažiuos va didelė grupė su 6 mašinom, sakys 6 skirtingus gidus ir tada va reikės varyti. Sakė, neturi elektros namuose, neturi dujų, neturi teliko, neturi vandenį, reikia eiti iš to šulinio, iš ant žemės kažkur traukti. Viskas skamba labiau kaip viduramžiai kažkokie. Panašiai ir yra šiaip jau, nes nėra kas tiektų elektrą, tai kiekvienas savo pasišviečia, kadangi neturi šitų jokių saulės elektrinių arba ten batareikų kažkokių, tai tik tais šiaip pasišviečia. Žodžiu, neužtenka elektros gazo net telikui. Tai sakė, jeigu nori turėti elektrą, kur rozetę galėtum pasikrauti, ten, pavyzdžiui, teliką rodėt šaldytuvą, tai su visku jau, kad taip vat veiktų visai, tai reikia 200 eurų turėti vat tiesiog tokią elektros namuose elektrą, ta prasme. Gerai, toliau klaidžiam čia. Nu, fainai, čia gražu. Tai va, klausiu kaip vaikai, ar jie mokosi, tai iš esmės, tipo, kaip ir privalomas pradinis mokslas, bet tai eina, tai neina, tai padeda tam visokiuose ūkiuose ir taip toliau. Tai gali būti, kad daug tiesiog yra žmonių, kurie nežino nei kaip skaityti, nei kaip rašyti, nei kaip prie stalo sėdėti tvarkingai, užstaliai. Viskas paprastai, sakė, mieste tai dar galvoja, kiek vaikų turėti kaime, tai dzin. Visiems turi vieną patalpą ir ten visi gyvena, vaikų daugėja, niekam niekas nerūpi. Man tai rūpis, kur internetą gauti. Pirmo pasaulio problemos. Ir kad tada įkanda nepatinka. Ir šiaip man jūs nepatinkat iki. Neimaras, ką po karjeros ryšius varto. O, Neimaras, toliau. Nu, šunis. Aišku, reikia kasti viens kitą. Gerai, atėjom pasipildyti kortelės truputėlį, bet čia vyksta veiksmas. Kada reikia kasti galvą. Žvengia vaikai ir viskas. Vat iš tais bičius pabandys mums internetą nupirkti. Ir šitokios kelio, kur lova yra už nugaros. Nu, kas pardo šunį.
iškėriau visą spraitą. Čia net nespraitas, čia yra Juozas. Šiandien bandėm kortelę pasipildyti, žodžiu, ten kažkaip vesti pinigus, kažkaip, kad papildytų, ten taip toliau valandą laiko, šitas košmaras tęsis. Tai kažkas nepavyksta, kainuoja tiek, prašo daugiau ten, žodžiu. Ir ar veikia, nežinom dar, tas internetas vadinamasis. Pinigų mažėja dar prie to pačio. Įpilkit man, prašau, kas šitose stiklainėse? Čia yra, manau, kad kažkoks nuodas, kuris numarintų visą pasaulį. Dom Pedro. Šiaip geras baras. Juokingos lentynos, ar ne? Tai dienos pabaigai apžvelkime kambarį, viskas buvo šiandien labai smagu ir gerai nuostabu. O dabar apžvelkime vieną įdomiausių objektų, tai yra vėjelis virš galvos. Panašu, kad ne kartą yra užtrumpęs šitas vėjelis ir supokšėjęs arba bent jau pradės pleškėti. Šitas laidas irgi labai įtartinas, bet... What the fuck? Nu ką? Blama, dar taip nemačiau. Geriausias inžinierijos stebuklas, sakyčiau, man atrodo. Mums reikia tokios namuose. Nu, žiūrėk. Blemba, čia va. Bet jisai gerai čia kūrėsi, juokingai. Toks mažiukas ant tokios didelės lovos. Čia vyniotas. Palauk, pritrauksiu. Čia ir čia. Let's go. Stebiškai per nagus pistels, tai... Žiūrėk. Nu ir kaip? Nu, atsigulk, įvertink, ar jaučiasi. Drama, aš niekur nesu matęs taip gerai. Wow! Aš nebijosiu, kad nukris. Nu? Nes zin. Bet gali dantis pataikyti tarsi iš persdančių. Negali tai būti.